Stebuklinga antis. Gyveno labai neturtingas žmogus. Prieš Velykas pradėjo jis rūpintis, ateina šventės, kągi mes joms prasimanysime. Žmona sako, eik nors pamedžioti, ar nenušausi kokio žvėrelio ar paukštelio. Pasiėmė šautuvą ir išėjo. Vaikščiojo, nieko neužtiko. Išėjęs pamarin, pamatė, atplaukė antis. Prisiglaudė prie akmens, laukė priplaukiant. Jau antis nebetoli, ištiesė šautuvą ir norėjo šauti, bet antis tiesiai į jį plaukė. Pagalvojau, kamgi turiu ją užmušti, juk galėsiu ir gyvą pasigauti. Pasigavo jis antį, parsinešė namo ir pakišo pakrosnin. Rytojaus dieną liepė jis savo žmonai parengti iš jos Velykoms šviežienos, ogi žiūri, sudėtas aukso kiaušinis. Nunešė tą kiaušinį į turgų, pardavė už 300 rublių, prisipirko už tuos pinigus visokių valgymų ir praleido Velykas sočiai ir linksmai. Ta antis kasdien dėjo po auksinį kiaušinį ir kasdien žmogus gaudavo po 300. Pasidarė jie turtingi, atidarė krautuvę ir pradėjo pardavinėti visokias prekes. Dažnai važiuodavo užsienin prisipirkti prekių, o antį laikydavo pakrosnyje. Ir ji vis dėdavo kiaušinius. Praėjo daug metų, pasidarė jie didžiai turtingi, krautuvėje laikė pardavėją. Vieną kartą šeimininkas išvažiavo užsienin prekių parsivežti, o namie paliko šeimininkę ir pardavėją. Važinėjant po svetimus miestus, praėjo daug laiko, namie nesulaukdami jo sugrįžtant galvojo, gal jau nebėra gyvo. Pardavėjas kartą ir klausė šeimininkę, sakykite, ponė, iš kur taip staiga praturtėjote, juk anksčiau buvote vargšai. Šeimininkė ir papasakojo apie antį. Pardavėjas pradėjo tą antį žiūrinėti ir pamatė, kad po jos sparnais yra kažkas parašyta. Jis perskaitė, kas suvalgys šitos anties galvą, tas bus karalius, o kas suvalgys kepenis, tas kasdien kosės po auksinį kiaušinį. Pardavėjui labai parūpo likti karaliumi ir jis pradėjo šeimininkei įkalbinėti. Mūsų ponas turbūt jau nebesugrįš, gal kur pražuvo bevažinėdamas. Jei būtų gyvas, būtų jau grįžęs. Kai jo nebėra, tai mudu susituoksime ir papjausime šitą antį. Aš suvalgysiu galvą ir būsiu karalius, o tu suvalgysi kepenėlės ir kasdien kosėsi po austų kiaušinį. Taip yra parašyta anties pasparnėje. Šeimininkė sutiko. Sutarė juodu, papjovė antį ir padavė virėjui iškepti pietums, o patys išvažiavo bažnyčion. Tas pirklys turėjo 2 jau nebemažus berniukus. Atbėgo tie berniukai iš miestelio ir prašo virėją valgyti. Virėjas sako, dar nėra šeimininkų ir aš negaliu jums vieniems duoti pietų. Vaikai, nežiūrėdami virėjo draudimo, patys pasičiupomis pradėjo ieškoti valgio ir rado krosnyje iškeptą antį. Toj vienas pasiėmė ir suvalgė galvelę, o kitas kepenėles. Ir vėl abudu išbėgo miestan pabėgioti. Parvažiuoja iš bažnyčios pardavėjas su šeimininkė ir liepia duoti pietus. Virėjas padavė keptą antį, o pardavėjas žiūri, nebėra nei galvos, nei kepenėlių. Visas neberamus klausė, kur galva su kepenėlėmis? Virėjas sako, nežinau, gal vaikai suvalgė. Jie prašė valgyti, bet aš nedaviau, tai gal patys pasiėmė. Pardavėjas nerimauja ir galvoja, kas čia padaryti. Pradėjo įkalbinėti. Reikia tuos vaikus nugalabinti, tai nors kepenėlės atrasime. Suvalgysim ir kasdien aukso kiaušinius kosėsim. Motina ir su tuo sutiko, bet jų susitarimą nugirdo virėjas ir sako vaikams, bėkite jūs iš namų, žada jūs nužudyti. Berniukai nieko nelaukdami susiruošė, pasiėmė šautuvėlį ir išbėgo nakčia. Bėgo per mišką, bebėgdami randa 3 besimušančius ponaičius, kurie negali pasidalinti gėrybių. Tie ponaičiai pradėjo prašyti,
kad padalintų jiems pinigus, kurie papilti ant kilimo. Ten pat gulėjo ir pora kurpių. Tas kilimas buvo skraidomasis. Jei paliepsi nešti viršun miškų ir kalnų, tai nuneša paliepton vieton, o kurpės buvo tokios, kad vienu žingsniu visą mylią galima nužengti. Ponaičiai žada atiduoti kilimą ir kurpes, jei jiems pinigus gerai padalins. Taip vienas berniukas jiems ir sako: gerai, aš jums padalinsiu pinigus, tik jūs manęs klausykit. Gerai, klausysime, atsakė ponaičiai. Berniukas iššovė iš šautuvėlio kulką ir sako: kuris greičiau šitą svogūną suieškos ir atneš man, tai tam ir bus pinigai. Ponaičiai kuo greičiausiai nubėgo miškan ieškoti svogūnų. Tuo tarpu berniukai sėdo ant kilimo ir paliepė nešti juos kuo aukščiau miškų ir kalnų. Taip ir nuskrido kilimas su pinigais ir su kurpėmis. Nunešė kilimas berniukas trečion karalystėn ir nusileido prie miesto. Berniukai susipylė pinigus į kišenes, apsiavė kurpėmis. Kilimas susivyniojo, pasispaudė po pažastimi ir nuėjo miestan. Pasisamdė jie ten kambarį ir nakvojo abu. Rytą vienas sukosėjo ir spjauna, ogi žiūri, aukso kiaušinėlis, lygiai toksai kaip tėvo namuose antis dėdavo, ir kuriuos parduodavo po 300 rublių. Apsidžiaugę, tuoj nunešė miestan parduoti, ogi jiems užmokėjo 500 rublių. Kitą dieną iš ryto vėl kosti. Ir vėl iškosėjo kiaušinėlį ir vėl pardavė jį už 500 rublių. Taip darėsi kasdien. Tada labai greitai berniukai praturtėjo. Pasistatė namus, išsirengė gerą krautuvę ir gyveno sau poniškai. Prieš pat jo atvykimą buvo numiręs to miesto karalius. Atėjo laikas rinkti naują karalių. Visiems to miesto gyventojams prisakė susirinkti tam tikrą dieną ir turėti rankoje žvakę. Kieno žvakė rankoje belaikant pati užsidegs, tas bus karalius. Atėjus tai dienai pradėjo visus žmones varyti į vieną aikštę. Berniukai nenorėjo eiti. Jie sakėsi, kad čia nepridera prie nuolatinių to miestų gyventojų. Bet niekas jų neklausė, išvarė iš namų ir liepė nusipirkti po žvakę. Vos spėjo jie ateiti į aikštę ir įsibrukti pulką, jau ir užsidegė vyresnio berniuko žvakė. Tuoj visi pamatė, sugriebė jį ant rankų, pakėlė, pradėjo valioti. Nuvedė jį į sostą, uždėjo karūną ir tai padarė jį karaliumi. O jo jaunis brolis ir nepamatė, kaip vienas atsiliko nuo brolio, pasimetė tarp žmonių pulko. Taip jis ir nežinojo, kad jo broliai apvainikavo karaliumi. Pradėjo žmonės skirstytis, pradėjo ir jis namo, manydamas, kad gal pareis ir brolis. Laukė brolių, kelintą dieną vis nepareina. Gal sumaigė jį ten žmonės, nustojo jau ir laukti, gyvena sau po senovei krautuviai. Prekiauja, kasdien kosėja po kiaušinėlį ir parduoda po 500 rublių. Kaimynystėje buvo ir daugiau krautuvių. Jis susipažino su kaimynais, artimiausio kaimyninio krautuvininko duktė buvo jauna ir labai graži mergaitė. Jie kasdien susitikdavo prie krautuvės ir pasišnekėdavo. Vieną dieną mergaitė ir pradėjo klausinėti: iš kur tu taip greit praturtėjai? Mes jau seniai prekiaujame ir taip negalima su tavimi susilyginti. Jis ir pasisakė, tokiu būdu kasdien darosi turtingesnis. Suvalgė kepenėlės ir kasdien kostė spauksinį kiaušinėlį. Tai panaitei labai parūpo kaip nors išsivilioti tas kepenėlės. Ji paprašė tėvą, kad jis iškeltų puotą ir pakviestų kaimyną krautuvininką. Tėvas paklausė dukters, iškėlė puotą, sukvietė daug svečių, o duktė pasivadino savo kaimyną. Pritaisė jį jam tokio gėrimo, kad supyktų širdis. Kai berniukas jau nusigėrė, uždavė jį jam to gėrimo, tai jis pradėjo vemti
ir išvėmė kepenėles. Mergaitė tuoj jas sugriebė ir suvalgė, o ji išvarė namo sakydama: man čia girtuoklių nereikia, visa seklyčia pribjauroji. Berniukas padėjęs išsimiegojo, kitą dieną kosti, nebeiškostė aukso kiaušinėlių. Suprato, kad visa tai buvo tyčiomis tos mergaitės tai padaryta. Netrukus pamatė, kad jo kaimynas darosi vis turtingesnis, o jis pats pradeda nusigyventi. Pragyvenęs kelerius metus berniukas užsimiršo, susitaikė su ta mergaitė ir vėl pradėjo draugauti. Kartą vadina ją pasivažinėti, sako: aš turiu tokį kilimą, kuris nuneš mus ten, kur tik mes panorėsim. Mergaitė sutiko, jie sėdo ant kilimo ir nuskrido už marių ant didelės salos. Sala buvo graži, tarp vandenynų jiems buvo labai ramu vaikščioti. Pasivaikščioję susėdo pailsėti, berniukas ir užmigo. Tada mergaitė tuojau sėdo ant kilimo ir pasakė: nešk mane namo. Kilimas pasikėlė ir nuskrido. Berniukas pabudęs žiūri, nebėra nei mergaitės, nei kilimo. Apsiverkė giliai, sakydamas: kaipgi dabar begyvensiu vienas šioje saloje. Prisiverkė, pagaliau nusišluostė ašaras ir vaikščiojo po tos salos miškus. Rado obelėlę pilną raudonų obuolių, buvo išlaukęs, nusiraškė ir suvalgė vieną obuolį. Tik staiga išaugo jam kaktoje didelis ragas. Jau ir vaikščioti sunku, kas daryti. Vaikščiojo nuliūdęs po salą, ragas beveik žemę siekia, valgyt norisi, rado kitą obelį, baltais obuoliais. Kai bus, taip tebūnie, galvoja sau. Nusiraškė vėl vieną obuolį ir suvalgė. Tik staiga nukrito ragas nuo kaktos. Apsidžiaugė jis, pasiraškė ir daugiau tokių obuolių, įsikišo užantin. Tada nuėjo ieškoti pirmosios obels, nuo kurios obuolių išaugo ragas. Atradęs, nusiraškė kelis raudonus obuolius. Vaikščiojo jis vėl po salą ir galvojo, kaip iš čia išeiti. Atsimeni, kad turis geras kurpes, kuriomis galima bus marias peržengti. Užsiieškojęs kur siauriau, žengė vienu žingsniu ir peržengė. Atėjo vėl savo miestan, žiūri, jau jo gėrybės išeikvotos, namai uždaryti, nebėra jam kaip gyventi. Mato, kad jau ta mergaitė viską savo pasiglemžė ir labai praturtėjo. Apsiverkė, kad dėl neatsakingo neteko viso turto. Bet čia jam atėjo galva gera mintis. Nuėjęs miestan, nusipirko pintinėlę, susidėjo raudonosius obuolius ir nuėjo prie tų rūmų, kur gyveno ta mergaitė. Eidama šaukė visų balsų: kam reikia gražių ir skanių obuolių, nebrangiai parduodu. Mergaitė išgirdusi siūlyjant obuolius, pasiklausė motinos, ar pirkti. Jie gražūs, reikia nupirkti bent po vieną. Ir pasiuntė tarną nupirkti 3 giriamų obuolių. Visi 3, duktė, motina ir tėvas, suvalgė po obuolį, o kitoj visiems išdygo kaktoje po ilgiausią ragą. Nusigando visi, kuo greičiausiai pradėjo daktarų ieškoti, kad nugydytų ragus. Daug daktarų praleido, bet niekas nieko nepadaro. Tas berniukas mieste gyvendamas visą girdi ir juokiasi. Kai jau visi daktarai perėjo ir nieko nepadėjo, berniukas nusipirko krepšį, pasikabino per petį ir apsimetė vaikščiojančiu daktaru. Priėjo prie tų namų, kur raguoti žmonės dejavo, ir pasiūlė juos pagydyti. Tuoj pakvietė jį vidun ir klausė, ar galima bus išgydyti ligą šitą. Nors ir sunkiai, bet vis kaip nors išgydysiu. Tik reikės nemažai iškentėti. Su džiaugsmu ji priima, žada viską iškentėti ir didelius pinigus sumokėti. Gerai, sako daktaras, išgydysiu. Tik reikės labai šiltai iškūrenti pirtį ir prišildyti 3 kubilus vandens. Reikės ragus nušutinti, nes kitaip nieko nebus.
sausai nenuimsi, o prie kiekvieno kubilo turi būti pritaisytos grandinės. Tuoj pirklys prisakė tarnams iškūrenti pirtį ir sušildyti 3 kubilus vandens. Kai jau pirtis buvo paruošta, pakinkė 2 arklių ir nuvažiavo daktaras su ligoniais. Daugiau niekam eiti neleido, tik viena tarnaitė stovėjo šalia pirties. Susivarė juos į pirtį, pririšo grandinėmis prie kubilų, jie duodasi geruoju, kad tik žada išgydyti. Visus pririšęs pasimirkė vandenyje storą virvę ir pirmiausia ėmė duoti mergaitei, klausdamas: kur kilimas, kur kilimas, kur kilimas? Nebeiškęsdama mergaitė ir pasakė, kurioje skrynioje kilimas padėtas. Išėjęs iš pirties, jis pašaukė tarnaitę ir liepė jai atnešti tą kilimą. Reikėsią ligonis suvynioti. Gavęs kilimą pasidėjo iki vežime, o pats vėl įėjęs pirtin pasimirkė virvę ir pradėjo duoti tėvui ir motinui, sakydamas: tai čia jums už mano gėrybę, kurią jūs pasiglemžite, kai aš namie nebuvau. Primušė, tada vėl grįžo prie mergaitės ir ėmė plakti, sakydamas: čia tau už kepenėles, kurias Gudrumui išvilioji. Vemk ir tu dabar, kaip aš vėmiau per puodą. Mergaitė sako: ką gi vemsi, kad labai skanu. Dar prisimirkė virvę ir dar smarkiau uždavė. Net nualpo mergaitė, paskui pradėjo vemti ir išvėmė tas kepenėles. Tada jis padėjo jiems po baltą obuolį ir liepė suvalgyti. Kai suvalgė, tai ir nukrito ragai, o daktaras išėjęs iš pirties sėdo į vežimą ir nuvažiavo, paliepęs tarnams po pusvalandžio paleisti ligonius iš pirties. Tada jis vėl pasislėpė mieste, gyveno prastoj pirkelėj, vėl kasdien kosėdavo ir parduodavo aukso kiaušinėlius, nes kepenėlės vėl buvo suvalgęs. Po kiek laiko jis prasigyveno, be užsiėmimo, nuobodu gyventi. Tai ir vėl įsitaisė krautuvėlę kitoj miesto pusėje. Sužinojo pirkliai, kur tas jų daktaras gyvena, surado priežastį ir padavė jį į teismą. Labai jį apkaltino ir jau teismas kreipėsi į karalių. Pašaukė į karalius, pradėjo klausinėti ir iš kalbos pažino brolį. Paleiskit jį, sako karalius, čia mano brolis, jis nekaltas. Pasiliko jį karalius pas save. Jie viską išsikalbėjo, kur ir kaip katras gyveno nuo tos dienos, kai jie išsiskyrė. Paskui sutarė abu važiuoti tėvynėn, pasižiūrėti, kas ten darosi. Apsirengė japoniškais drabužiais, prisijuosė kardus, pasiėmė daug visokių raštų ir nuvažiavo į gimtąjį miestą. Susirado namus, atrado tėvą ir motiną tebegyvenant, o pardavėjas išvarytas, gyvena kažkur miestelyje. Tėvai krautuvės nebeturi, gyvena visai neturtingai. Įėję pirkion, pradėjo jie klausinėti, kas čia seniau gyveno ir kas dabar gyvena. Liepė pakviesti ir tą buvusį pardavėją. Jam atėjus klausė, kas gyveno šiuose namuose prieš keletą metų. Nežinau, aš šitame mieste neseniai gyvenu, meluoja jis. Neteisybę kalbi, mes pasakysim visą teisybę, bet negalima bus pertraukti ir užginčyti, kas atsilieps, tam galvą nukirs. Ir jie pradėjo pasakoti, čia gyveno toksai visai neturtingas žmogus, nuėjo į krantą pamarint, pagavo antį, ta antis kasdien dėdavo po aukso kiaušinėlį, kuriuos parduodavo po 300 rublių. Tiesa? Tiesa, atsakė tėvas. Tas žmogus praturtėjo, pasakojo toliau, įsitaisė krautuvėlę, turtingai gyveno. Ar tai tiesa? Tiesa, atsakė tėvas ir motina. Ir išvažiavo jis vieną kartą užsienį prekių pirkti. Ilgai neparvažiavo. Pardavėjas atrado, kad po anties sparnais buvo parašyta, kas suvalgys šios anties galvą, tas bus karalius, o kas suvalgys kepenis, tas kasdien kosės paukso kiaušinį. Ar tiesa?
Tiesa, atsakė pardavėjas. Pardavėjas prikalbėjo šeimininkę, kad reikia papjauti antį. Jis suvalgys galvą, o šeimininkė kepenis. Ar tiesa? Tiesa, atsakė pardavėjas ir motina. Tas pirklys turėjo 2 sūnus, tai jie ir suvalgė tą galvą ir kepenėles. Tada pardavėjas prikalbėjo motiną, kad reikia nužudyti tuos vaikus, bet vaikai sužinojo ir pabėgo. Ar tiesa? Netiesa, sušuko pardavėjas. Tada broliai paėmė kardą ir tuoj nukirto pardavėjui galvą. Ir tu, motina, prasikaltai, bet mes esam tavo vaikai, tai tau dovanoja. Nusivežė jie savo tėvus į miestą, kur vienas brolis karaliavo. Ten visi ilgai ir laimingai gyveno.